Konstantino the Great. Viešbutis Protaro mieste beveik pačiame centre, kaip beveik centre, ant jūros kranto. Ir šiaip jo gana geros būna kainos, lyginant su kitais tokio tipo viešbučiais. Čia mes ir pietausim, tai pažiūrėsim kaip. Viešbutis yra 5 žvaigždžių. Gal vis tik reikėtų jį reitinguoti kaip gerų 4 žvaigždžių, bet pasižiūrim, kaip čia pasirodė. Wow, labai gražus lobi, tikrai labai gražus lobi. Didžiulis, labai didelis registratūros zona. Iš pirmo žvilgsnio viešbutis atrodo labai prabangiai. Ir kokia graži lobi terasa. Gražus baldai, žiūrim ar švarus. Biškį galėtų jau pasiplauti. Vėl tie patys balti šviestuvai, kurie vakare čia vaizdą paverčia pasaką. Pagrindinis baseinas ir gultai, visi gultai yra paminkštinti, neidealiai švarus kaip kitose viešbučiuose, taip kad jau matosi, kad ne pirmas sezonas. Tarp viešbučio ir paplūdimio eina promenada 8 km į vieną ir į kitą pusę, kur labai fainai pasivaikščioti. Ir ką, Konstantino the Great yra prie faino paplūdimio, į pagrindinį restoraną, kuris yra skirtas tik vakarienėms. Labai gražus. Ir tas sea view nerealiai gražus. Čia, kaip ir kitur, žiūriu, Kipre tai yra labai populiaru. Yra AI sistema ir Premium AI sistema. Premium nuo AI skiriasi tuo, kad gali svečiai nemokamai naudotis Dine Around sistema. Tai reiškia, kad 6 kartus kitose viešbučiuose arba vidinėse nemokamai jie gali vakarieniauti. Aišku, su registracija iš anksto. Labai gražiai atrodo, labai prabangiai. Ir einam į pagrindinį restoraną, kuris yra skirtas tik vakarienėms. Labai gražus. Ir tas sea view nerealiai gražus. Čia, kaip ir kitur, žiūriu, Kipre tai yra labai populiaru. Yra AI sistema ir Premium AI sistema. Premium nuo AI skiriasi tuo, kad gali svečiai nemokamai naudotis Dine Around sistema. Tai reiškia, kad 6 kartus kitose viešbučiuose arba vidinėse nemokamai jie gali vakarieniauti. Aišku, su registracija iš anksto. Kylam liftu. Permokame, tai fainai. Einam žiūrėti spa. Nuo 2 iki pusės 6 vidinių baseiną, kuris yra spa, svečiai gali naudotis nemokamai. Ir pagrindinis baseinas, irgi gultai paminkštinti. Jau čia tokių gražių vaizdų nėra kaip lauke. Oi, šiltas tikrai vanduo, tikrai šildomas. Ir šalia sporto salė. Ir renginiai neatrodo man nauji, bet aišku, nekaitaliuosi čia kas metus treniruoklių. Bet bėgimo takeliai tai tikrai atrodo nauji ir gana gerai. Didelė salė. Žiūrime standartinį Sea View kambarį. Kambarys atrodo visiškai taip pat, kaip kad yra kataloguose. Jaukus, tikrai jaukus, 2 lovos sustumtos. Patikrinsiu ir pagalvės. Ne, pagalvės nėra labai kietos, bet ir nėra pukiukai. Televizorius. Ir išeinam į balkoną. Vaizdas labai fainas, biškiukai į kitą viešbutį, bet šį pagrindė jūra. Labai gražus baldai. Kaip labai gražus. Gražus baldai, gražus, tvarkingi baldai. Sienelės stiklinės skiria balkonus, pagrindinė gatvė ir jūra jau matosi už promenados. Yra arbatinukas, 2 taurės vynai, puodeliai,
Ir yra šaldytuviukas. Šaldytuviukas tiesiog, čia yra ne minibaras. Kas spintose? Kaip gražiai chalatai, šlepetės. Seifas. Ir vonios kambarys. Kosmetika, paprasta kosmetika. Ir dušo kabina, ne dušo kabina, o vonia, sakykim taip. Nu ką, kambarys fainas, teritorija faina, ant jūros kranto, gera lokacija. Bandom pietus ir nusileidusi -1 aukštas, tai čia ground, taip vadinamas aukštas, kur ir baseino žemės lygis. Čia yra Bizantin restoranas, kur svečiai pusryčiauja ir pietauja, kaip ir sakiau, vakarieniauja, kita ne. Nu va, irgi puikus vaizdas, baldai tvarkingi, minkšti. Visokių spalvų duonelių, su ko čia daro su burokėliais tikriausiai. Salotų stalas, tikrai nemažas. Salotos atrodo tikrai šviežios, ruoštos dabar. Ir pasirinkimas, nu ką, agurkai, pomidorai, didesni, mažesni žirneliai, rauginti agurkai. Pakankamas pasirinkimas salotų. Oho. Šašlykai tokie, šašlykai anokie, bulvės. Kaip skaniai iškeptos bulvės. Grilinta žuvis, čia gal tunas. Na ir desertų stalas. Vizualiai tai man saldumynų stalas atrodo kukliai. Su tuo, ką mačiau kitose viešbučiuose, bet kanaliukai su šokoladu šiek tiek vaisių. Ir viešbutis va išeinam į lauko zoną, pagrindinę restorano lauko zoną, staliukų yra. Čia dar vienas baras yra viduje. Na ir va, svečiai gali gulėti ant gultų, ant žolytės, kurie yra nemokami, skaičiuoti kainą. Čia, kur mato, toliau eina žmonės, eina promenada, kuri tęsiasi į abi pusės. Ir va, svečiai turi antrapus promenados paplūdimį, kuris yra labai gerai su vaikais, smėliukas ir gana seklus. Vandens spalva nuostabi, va, merginos įsibridusios. Ir čia yra ta promenada, kuri tęsiasi į abi pusės, kurią aš prieš tai ir minėjau. Taip kad va, gulint čia ant gultų tikrai nėra nei būtinybės, nei kažkokios problemos, kad skėčiai gultai paplūdimiai yra mokami. Dėl mokėjimo kainos tai yra 2,5 visam Kipre, skėčių ir gultų kaina yra 2,5 euro fiksuota visur, 2,5 euro už vieną vienetą dienai, nu kiek tu būni. Ir esant reikalui čia dar bus daugiau pristatyta gultų. Tai šiaip labai gera vieta, ant jūros kranto, gražus kambarys, paragausiu maistą, manau, kad bus geras, nes Kipre maistas yra nuostabus. Liuks viešbutis, gražios zonos, liuks viešbutis.